Karočią, dabar buvo tikras prikolas. Prieš 10 sekundžių prie mūsų sustoja mašina, bet tiesiog atsitiktinai važiavo, jie paklausė, iš kur mes. Jie pamatė mus, jie apsisuko. Jo, jie apsisuko, jie pamatė, kad mes, jie prieina ir sako, iš kur mes sakom, tai Laurenas sako, iš Lietuvos, aš taip kažkaip, nu, tai iš Lietuvos, jis sako, tipo, policija ištraukė tokį besikratantį kažkokį pažymėjimą. Ir kažką prašo, sako, dokumentus parodykit. Mes taip, gal mes galim jūsų dokumentus pažiūrėti. Mes taip nepasimetėm, aišku, iš karto sakom, tai parodykit savo. Jisai taip drebančiom rankom taip ištraukė, tada aš iš karto sakau, tai mes galim paskambinti policijai, we can call the police now, tai čia jie kažkaip ne, ir taip iš karto Lituanija, kažkas crime, Ukraine ar crime, kažką tokio suvartė. Ir tada sako, o ja, Lituanija, okei, ir nuvažiavo. Tai va, tai, ta prasme, tokiu būdu arba kažkaip... Jo, žodžiu, jeigu varot į Italiją, ta prasme, jeigu jūs stabdo alio policiją, tai įsiaiškinti, ar ten tikrai policija. Jo, ir šiaip paskambinti policijai visada, ta prasme, manau, galima ir tikrai tai. Jo, aišku. Jo, jeigu kažkoks šiodos mašinas besikratančiom rankom, purnais džinsais prašo dokumentų, tai gal geriau neduos. Jo, tai... Aišku, būtų gerai dabar, kai jis nebeatvažiuotų. Tai šiaip, vat, turbūt pirmas kartas toks visai įdomus esus. Tai va. Prikolas, Italijos mafija pradėjo reikštis. Gal čia ne mafija, čia šiaip lopai. Tai va, tai viskas dabar. Žinai, paėmė dokumentus ir darau savo norį atgal, tai tiesiog. Jo, tai va. Tai tiek. Viskas ore.